Sveiki žvėjai. Sveiki. Šiandien su manim Gintaras, mano senas geras bičiulis, ir mes esame ant gražios Lašišinės upės kranto. Ir tema ne veltui mūsų šiandien yra kelionės, turizmas ir būtent lašišos. Gintaras viešėjo įspūdingoje vietoje, įspūdingam krašte, kur kimba įspūdingo dydžio lašišos. Taigi, Gintarai, pasakok, kur tu buvai, ką tu matei ir kokias žuvis gaudai. Nusikeliu mintimis į tą pasaulio kraštą ir jeigu yra kur nors lašišinius rojus, lašišinių žuvų, tai jisai yra tenai. Tai Kamčiatkos pusiasalis, Rusijos glūdumoje, ganėtinai sunkiai pasiekiamas, gal dėl to ir toks žuvingas. Ir šitos kelionės turbūt neužmiršiu niekada. Nu, ne vienos kelionės, jau aš eilę metų ten keliauju. Ir įspūdžiai yra patys nerealiausi. Aišku, domina mus pagrindinė ta žuvis, lašiša, vadinama karališka king salmonas, vietinių vadinamas čevačia, kurios taip paprastai ir nepagausi visam pasaulyje, bet vat ten prisižiūri, pagauni jos daug ir aišku, ta neužmirštama kava palieka įspūdžių visam gyvenimui. Gal šiek tiek, Gintarai, papasakok žiūrovam, kuogi ta atlantinė lašiša skiriasi nuo taip vadinamosios karališkosios lašišos king salmono. Noriu šiek tiek prieš jūs papasakoti, kaip iš tikrųjų aš ten atsidūriau. Aš daug pasaulyje gaudavau ir iki šiol tik atlantinė lašiša, kuri ta pati gyvena ir pas mus. Užkimba tiek Norvegijoje, išmaišęs visą Kolos pusiasalį, bet labai norėjau susikauti su kitokia žuvimi, kuri užauga dar didesnė, apie kurią daug žvejų svajoja. Ir atsiradus galimybei aplankyti tą pasaulio kraštą, lašišų rojų vadinamą, nusprendžiau įsitikinti, ar visą tai piešia taip įspūdingai, ar iš tikrųjų tai rojus. Ir aišku, kelionė buvo ten įspūdinga. Visų pirma, skirtumas žuvies tarp atlantinės ir karališkos žuvies yra dydis. Jis yra daug didesnė. Ten egzemplioriai 10-20 yra neretenybė, bet pakliūna ir 30.
Sauliau, tikrai ten galima pagauti 30 lašišinių žuvų per daug, nesistengiant per dieną. Spūdinga. Taip, bet tikslas, aišku, buvo tas king salmonas, kur mes jau šnekėjom, karališka žuvis, kuri pati didžiausia pasaulyje užauga. Galvoju, negaliugi aš nepabandyti jos ištraukti. Tai dėja, jinai eina tam tikrų laikų, apie mėnesį laiko, dominuoja, paskui pradeda eiti kita žuvis. Jinai yra pirmoji iš lašišinių žuvų, kurie ateina neršti į Kamčiatkos upės. Dėja, ne visas. Banda paretinta šiek tiek yra ir kur jinai susiformavusi, didžiasias, tokias sėkmingas, sunkiau pasiekiamas, jos ateina daug. Labai svarbu buvo išsirinkti laiką, kada jinai yra upėse. Išskaičiuoti ruožą, kuriame jinai tuo momentu yra, nes kaip ir sakiau, jinai eina tik tai 1 mėnesį, gal su trupučiu. Ir paskui neršia ir jau kaip gaudymo objektas nėra tokia įdomi, nes miršta. Tai mes skaičiavom, gidai rinko laiką, rinko upę. Ten buvo toks didelis ieškojimas ir pirmą kartą ten pakliuvus, teko man taip pat ieškoti, kur jinai stovi, stovėjimo vietas. Teoriškai aš viską žinojau, praktiškai reikėjo perkasti ir įstikinti. Bet aš sakau, aš nusileidau, mes dar su sportbačiais nubėgau, pasiėmiau spinigą, negalvodamas apie tas meškas, kurių ten galbūt yra. Ir 3 metimų įsikabinau 15 kg žuvį, ištraukiau, parnešiau į stovyklą ir supratau, viskas, aš noriu čia grįžti. O dar buvo, dėja, kelionė tik prasidėjus. Bet ta svajonė ir tapo realybė. Tikrai realybė sugauti 20-30 žuvų per dieną, kovoti, įvertinti, kad tai vis tiek yra, kad ir įvairių rūšių, ten ne tik king salmonas gyvena. Ten ir vadinama keta, salmon dogas, tuo momentu yra palija, eina vaivorykštinis upėtakis, labai daug kiršlių nuo kilogramo yra viršų. Tai to žuvies yra, aišku, vietinė forma, mikyža, vaivorykštinis upėtakis, kuri yra vietinė ir seslioji, kurios tikrai ten labai daug. Visur neišpasakosiu įspūdžių. O tai tos kitos žuvies, aš kaip suprantu, kur kas lengviau pagauti ir ten jau tikrai jos pilna. Žinokit, kartais būna leidžiamės valtimi, užmeti
masalą ir tiesiog skaičiuoji iki 10. Net nesuki, nevinioji, tavo masalas dirba ir labai retai iki 10 tu suskaičiuoji tau kibimą. Taip, ten to žuvies daug, nesakysiu, kad king salmonas kimba, kaip ten kiršlys ar paliai. Jų pagauna mažiau, bet jeigu tikslas yra tas, tai su ta žuvim susikausi tikrai. Nu, Gintarai, tikrai įspūdinga. Kada važiuoju aš? Sauliau, būtinai tu ten pakliūsi. Aš manau, kad tas organizavimas kelionių, jis tik vystomas yra į tą pasaulio kraštą. Mes turime įkūrę stovyklą, puikią, su puikiu servisu, tiesiog net prie žuvies neleidžia prisiliesti, nuvalo, išfiliuoja, maitina. Manau, kad tik laiko klausimas, kada tavo svajonė taps realybė. Super, ačiū tau, Gintarai. Prašom, prašom. Puikių reportažą, puikius įspūdžius. Na, o mes dabar žiūrovai keliamės prie kitos tematikos – Švedija ir atviras vanduo, taipogi lašišinės žuvis, tik jau Šiaurės Švedijoje. Taigi, toliau mūsų turistinė, žvejybinė laida tęsiasi. Sveikas, Dariau. Visada malonu tave matyti. Jeigu Darius, tai reiškia kvepia kelionėmis. Na ir kokiosgi šiais metais yra naujienos, ką Kotas Fishing Travel siūlo šiais metais? Šiais metais dabar pažinai baigėsi sezonas į pabaigą žiemos, baigėm ledą, paskui draudimas prasideda žvejybos, tada persikeliam, kaip visą laiką, pažinai, į Norvegiją. Taip. Norvegijos šiais metais gal neliesim, ten apie ją jau daug kalbėjom, tas bus varžybos mūsų, gegužės pradžioj, atrungsim. O paskui nuo birželio 23 prasideda leidimas žvejoti tą pačią raudoną žuvį, prabangę mūsų, žvejoti Švediją. Nu ir kiek girdėjau, Kotas Fishing Travel įsigijo bazę. Taip, ilgai sprendėm, anksčiau nuomodavomės, dabar visgi nusipirkom. Prie pat ežero, įsirengėm, pabandėm, protestavom, kaip gaunasi su žiemą. Žiemą viskas tvarkoje atidirbom, šilta gera ir perėsim dabar vasarą. Nieko nepadarau, absoliučiai nieko negaliu padaryti, žuvį. Kokia balija! O Jėzus! metrų valo.
praktiškai visą žvejybą šiandien lyja, daugiau ar mažiau, ir kamerą išsitraukti beveik nėra šansų. Matėt, filmuojam tik tai žuvis ir visą kitą laiką slepiam ją nuo lietaus. Ir aš tai tik išsitraukiau. Norėjau jums parodyti šiek tiek, kokiuose giliuose vyksta žvejyba. Kaip matot, esame įsileidę savo diperį, 40 metrų gylis, tokiam pakankamai įdomiam tarpeklį esame, tarp uolų, tarp dviejų salų praplaukime. Jisai pilnas kažkokios smulkios gyvybės, 41 metras gylio. Ir bandysim dabar čia kurį laiką padreifuoti ir paieškoti kažkokio rimtesnio laimikio. Ar bus pilnas servisas, valtys, varikliai ir taip toliau siūloma? Taip, tikrai gaudysim tą pačią raudoną žuvį, kiršliai, palės, upėtakiai. Yra tikrai to iš įspūdingų lydekų šitame ežere. Kam bus nusibosta raudona žuvis, pagaudysim lydekų, praeitais metais pats, matai, buvom nuvažiavę, pabandėm. Tikrai didelių įspūdingų lydekų pagavom. Ir valtys savaime, aišku, ir ruošiamos ir valtys bus. Kai buvo žiemą motociklai, tai bus ir žiemą parūpintas ir valtis, ir varikliai. Vasara bus, atsiprašau, vasara bus parūpinta ir valtis, ir varikliai. O kaip su echolotais, ar reiks patiem atsivežti? Ne, bus ir viskas, ir valtis, ir echolotai bus, ir žiūrėsim, greičiausiai ir inkarai bus. Inkaro pakėlėjai. Inkaro pakėlėjai, jo. Nu, šaunu, žodžiu, visas bus servisas ir kompleksas. Ir kiek aš ir žinau, jau ir praeitais metais buvo atviras vandens sezonas pabandytas, ištestuotas ir pasižiūrėkite keletą nuotraukų, vieną kitą video iš praeitų metų testavimo ir ieškojimo žuvies ir kasgi kimba tenais atviro vandens sezono metu.
Na, iš tikrųjų smagu. Atviras vanduo mane labiau žavi ir mes tikrai su Dariu esame susiplanavę. Tik draudimas pasibaigė, išvykę į tą kelionę ir pamatysite, ką mes ten nuveikėm ir su kokiais įspūdingais laimikiais susigrūmėme jau po to, kai mes grįšime po birželio mėnesio gale. Liepos pradžioje grįžtame. Liepos, išvažiuojam birželio gale, grįžtam Liepos pradžioje. Taip. Tik tai ten prasideda pats atviro vandens sezonas, na ir manau, kad laidelė bus šauni, graži ir įspūdinga. Taip, kad šiais metais siūloma yra 2 naujos kryptys, atviras vanduo Švedija, taipogi, kad domins išvyka į Kamčiatką, tai gali drąsiai rašyti į Šiandien Kimba Facebooką arba tiesiog skambinti į Kotą ir daugiau bus papasakota apie šitas 2 keliones. Na, o pabaigai noriu visus pakviesti Lietuvoje, čia vietoje, ne Norvegijoje vykstančias varžybas. Smiltynės jacht klube startas, gegužės 27 dieną, spiningavimo varžybas, kur pats pagrindinis prizas super kateris, 2 vieta valtis, 3 vieta pasiplaukiojimas motorinė jachta 6 žmonėm, jums patogiu laiku ir šiaip visokiausių linksmų prizų ir koncertas bus po varžybų, taip kad tikrai šaunus renginys. Visus kviečiame registruotis, registravimus vyksta, galima užsiregistruoti internetu www.laivynas.lt, ten daugiau informacijos, taipogi informacija yra visa pateikta ir Šiandien Kimba Facebook profilyje. Taip kad pirmin registruokitės, bus šaunus ir fainas renginys. Ačiū tau, Dariau. Susitiksim birželio mėnesį. Šitą, tai tikrai aš tau garantuoju, kad mes susitiksime. Šiandien tiek keliamės į laivybos tematiką. Sveiki žvėjai! Tęsiasi mūsų laida ir kaip visada laivybos rubrikoje jos vedantysis su manim Darius iš Laivyno. Šiandieną labai bus įdomi tema – galingi varikliai. Esame Laivyno katerių surinkimo ceche ir mes čia turime įvairiausių galingumų variklių, dėl to labai bus patogu ir įdomu apie juos pakalbėti. Šitą reikalą perduodu, kaip visada, specialistui Dariui. Taip, kad Dariau, startas. Kaip išsirinkti variklį, kuo viena įmonė gamintojas pranašesnis už kitą, kokie yra pliusai, minusai. Apie tai šiandieną Darius ir pašnekės. Sveiki, gerbėmieji laivybos mylėtojai. Šiandien pašnekėsime apie mūsų valčių širdis ir raumenis variklius. Be abejo, dauguma didžiųjų pasaulio gamintojų, tokių kaip Yamaha, Mercury, Honda, Evinrude, Suzuki ir Tohatsu, yra puikus ir su visais jais jūs kuo puikiausiai plaukiosit. Tačiau kiekvienas gamintojas turi savo privalumų ir minusų, savo technologinių niuansų, apie kuriuos aš ir norėčiau jums papasakoti. Šnekant apie mažesnius variklius, iki 50 arklio jėgų, tai, kaip jau dauguma iš jūsų turbūt žinote, beveik visi jie gaminami Tohatsu gamykloje Japonijoje. Tai yra tiek Mercury'e, tiek Marinery'e, tiek Evinrude, tiek Nissan, jūs viduje rasite Tohatsu. Tai tik tai dangtelio klausimas, už ką jūs mokėsite daugiau. O šnekant apie didesnius variklius, jau yra šiokių tokių niuansų. Parenkant variklį kateriui, dažniausiai žmonės atsiremia nuo to, koks maksimalus leidžiamas
variklis kabinti šitam kateriui, o dar mūsų lietuvaičiai pageidauja ir viršyti, kiek įmanoma, daugiau išnaudoti variklio galę. Tačiau yra niuansas, kad dedant didelį variklį ant mažesnio katerio, jis tampa labai sunkus, galingas, variklis mala didžiulę duobę už katerio, o kateris visiškai neplaukia. Dėl to svarbu, kad variklis būtų parinktas optimaliai. Šioje vietoje labai svarbus dėmuo yra svoris. Kaip pavyzdys, 50 arklio jėgų dydyje, kuris dažniausiai naudojamas ant mūsų kateriukų, optimaliausias ir lengviausias variklis yra Tohatsu 50 arklio jėgų, sveriantis 97 kg. Pagamintas Japonijai, 5 metai garantija, patikimas ir geras variklis. Tačiau didesni Tohatsu varikliai nuo 60 ir viršų jau jūs rasite Honda viduje ir jie yra pakankamai brangus ir pakankamai sunkus, dėl to aš jų naudoti ir įsigyti nerekomenduočiau. Ypatingas variklis yra 70 arklio jėgų Yamaha. Todėl, kad jisai yra padarytas ant 60-ko bazės ir jisai sveria tik tai 115 kg. Dėl to savo klasėje, kur reikia tokio dydžio variklio, jis yra labai geras, nes kitas variklis, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Suzuki 70-ukas jau sveria apie 177 kg, jeigu manęs atmintis nepaveda. O Merkurijos 80-ukas yra berods 163 kg. Tai kur 115, kur 170 kg yra milžiniškas skirtumas. Be abejo, labai įdomus gamintojas ir manau, kuris ateityje vis ir labiau užsitarnaus mūsų žvejų ir laivavedžių pasitikėjimą, yra Evinrude. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad jisai yra naujasis dvitaktis variklis, kuris turi tokius privalumus. Jisai turi aukštą sukimo momentą, dėl to, kaip pavyzdys, tam kateriu, kuriam reikėjo 70 arklio jėgų variklio, jau 60 arklio jėgų variklio, pavyzdžiui, Evinrudas, imdamas aukštą sukimo momentą, išeina į vandens paviršių glysa labai greitai ir lengvai, o sveria tik tai 109 kg. Ir tuo pačiu ir naudoja kuro, mažiau yra lengvesnis, žvitresnis ir malonesnis. Taip pat Evinrudai ypatingai yra tuo, kad net 3 metus jiems nereikia techninio aptarnavimo. Jūs pildami vidinį bakelį tepalą, jis kartu variklis pasiema jo tiek, kiek jam reikia ir visada susitepa pats. Taip pat prieš žiemą, paruošdami variklį žiemai ir atkonservuodami pavasarį, jums tai reikia paspausti vieną mygtuką ir jisai susitepa, pasiruošia žiemai, vėl pavasarį paspaudus, jisai būna paruoštas naudoti kitą sezoną. Dėl to tai yra labai patogu, susitaupo labai daug laiko, pinigų ir be abejo, kas svarbiausia, kad variklis būna saugus. Dėl to Evinrudas, jie yra lengvi, su aukštu sukimo momentu, ekologiškai atitinkantis pačius aukščiausius, naujausius reikalavimus, žvitrus ir labai malonus varikliai. Taip pat norėčiau pabaigdamas pasakyti, kad bet kurie iš šitų didžiųjų brandų tarnaus jums ilgai ir patikimai, tačiau galima būtų apie juos pasakoti ilgai ir ilgai apie įvairiausius jų niuansus. Paprasčiausia, jeigu reikia jums išsirinkti, jūs visada galite kreiptis į mūsų vadybininkus, į mūsų specialistus
ir mes padiskutuosime kartu, parinksime jums patį optimaliausią ir geriausią variantą. Šalys, kuriuose gaminami varikliai, taip pat sako mums apie jų kokybę. Kaip pavyzdys, visi Tohatsu varikliai gaminami Japonijoje. Evinrudas be abejo yra grynas Amerikonas sydų produkcija. Mercury išdėstė įvairiose šalyse savo gamybos cechus, kaip žinome, iki 30 arklių jėgų yra Tohatsu gamykla Japonijoje, 40-60 arklių jėgų yra Kinijoje, didesni taip pat kitose šalyse. Šnekant apie Tohatsu naudojamą žvejybiniuose kateriuose, kur nėra nuotolinio valdymo konsolės, dabar gan populiarus variantas yra tiller tipas, kur variklis valdomas su rankinė rankena ir visis jų prietaisai suvesti čia. Tiek bėgio perjungimas, tiek greičio rankena, tiek variklio pakelimas ir nuleidimas ir visos kontrolinės įspėjamosios lemputės, tai yra tepalo lygio kontrolė, variklio temperatūros kontrolė, akumuliatoriaus pakrovimo lygis yra čia. Taip pat mes čia turime įpurškimą ir apsukų mažinimą velkiavimo funkcijai pagerinti. Taigi šitoks valdymo būdas taip pat vis labiau populiarėja tarp žvejų, todėl kad žvejybiniuose kateriuose, norint turėti labai daug vietos, dažnas žvejys jau leidžia savo atsisakyti konsolės ir atverti visą erdvę patogiam žvejojimui ir žuvies įkėlimui į katerio arba valties vidų. Šio vidutinio dydžio klasėje apie 60 arklių jėgų visai geras pasirinkimas yra Suzuki 60. Jis yra universalus, ekonomiškas, pakankamai geros kainos, neblogo svorio, ko nepasakysi apie jo didesnį brolį 70-uką, kuris yra jau didžiulio svorio. Taigi, jeigu nesirinkti progresyvesnio Evinrudo, turinčio didelį sukimo momentą, gerą galę, bet pataupyti savo pinigus, 60-ukas Suzuki yra tikrai visai neblogas pasirinkimas. Universalus, praktiškas ir geras variklis. Kartais žmonėms kelia įtarimą ir nuostabą dideliu greičiu išjungus laisvą bėgį Mercurio variklyje
atsirandantis traškesys, toksai lyg tai kažkas sugedo, subirėjo guoliai. Neišsigaskite. Tai yra speciali apsauga, kai besisukantis sraigto velenas gauna atbulinį judesį nuo atsitrenkimo į ką nors arba įjungus laisvą arba atbulinį bėgį, jis taip duoda apsaugą, neleisdamas staigiai persiskus sugadinti visos kojos ir ašies. Tai yra normalus Merkurio reakcija, gal labiau girdima negu pas kitus gamintojus. Dažnai pas mus yra sutinkamas ir Mariner variklis. Nenustebkite, tai yra tiesiog vyresnysis Mercury brolis dėl tam tikrų regionų dilerystės klausimų yra skirtas kitiem kraštams. Mūsų kraštuose vis dėlto dažniausiai Brunsviko korporacijos naudojamas brandas yra Mercury. Taigi, šiandien tiek laivybos rubrikoje ir kaip visada atsisveikindamas, aš linkiu Jums smagaus plaukiojimo.